Erekcijos sutrikimas yra vienas iš dažniausiai deklaruojamų arba vyrų pastebimų seksualinės funkcijos sutrikimų. Tiek pasaulinės sveikatos organizacijos, tiek kitų didelių sveikatos organizacijų jis yra apibrėžiamas, erekcijos sutrikimas yra apibrėžiamas kaip negalėjimas pasiekti arba palaikyti erekcijos pakankamos lytiniam aktui atlikti. Pats per save apibrėžimas yra labai platus ir gerai pagalvojus jisai yra pritaikytas kiekvienam pacientui. Tai yra, kad tas erekcijos sutrikimas gali būti įvairaus laipsnio, nuo varpo standumo sumažėjimo iki visiško erekcijos nebuvimo. Vėlgi nepakankamumas erekcijos lytiniam aktui atlikti labai priklauso nuo partnerių, kokios trukmės pageidauja partneriai akto, kokioj padėtyje įpratę mylėtis. Taip, kad bet kuris sutrikimas susijęs su vyro erekcija ir sutrikdantis normalų porai lytinį gyvenimą, iš tiesų ir yra ta vadinama medicininė problema. Erekcijos sutrikimas vienas iš dažnesnių, tačiau reikia nepamiršti, kad vyrų lytinės funkcijos sutrikimų yra ir kitų ejakuliacijos sutrikimai, greita ejakuliacija, skausmas lytinių santykių metu ir panašiai. Ir vien dėl savo žinomumo erekcijos sutrikimas yra dažniausiai deklaruojamas. Tačiau tikrą nusiskundimų priežastį pavyksta išsiaiškinti tik pabendravus su specialistu, ypač jeigu pacientui kurį laiką nepavyksta pačiam savigydos būdu išspręsti šitos problemos. Gydytojo konsultacija reikalinga tam, kad tiksliai atskirti, koksgi seksualinės funkcijos sutrikimas pacientą kamuoja. Pati erekcijos sutrikimo diagnostika nėra sudėtinga, iš tiesų pagrindinė dalis yra paciento apklausa, išsiaiškinimas, kaip jisai dažnai mylis, kokio pobūdžio, kada tas atsiranda sutrikimas, kiek seniai jisai tęsiasi. Praktiškai visa tai yra pašnekesio forma vyksta. Taip pat būtina yra lytinių organų apžiūra, įvertinimas ar nėra lytinių liaukų funkcijos sutrikimo, kokio nors testosterono nepakankamumo ar tai skydliaukės hormonų sutrikimo, kurie irgi gali nulemti, nors gana retai, erekcijos sutrikimus. Ką reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kai jie patiria erekcijos sutrikimų? Priežastys erekcijos sutrikimo gana skirtingos jauno amžiaus, tai yra iki 30 metų vyrų ir vyresnio, 40 ir daugiau amžiaus metų vyrų. Jauniems dažniausiai iki 95% pasitaiko psichogeninis erekcijos sutrikimas, tenai taip pat įsipainioja ejakuliacijos problemos, patirties stoka, nedrąsumas lytiniuose santykiuose, greitos ejakuliacijos problema. Tai šitas sutrikimas turi būti ankstyvoje stadijoje išsiaiškintas. Greita ejakuliacija irgi labai dažnas vyrų nusiskundimas, 30–40% vyrų tokį nusiskundimą išsako, tačiau tikra įgimta, tai pasakym, fiziologinė greita ejakuliacija, kai su bet kuria partnerė visą gyvenimą yra sėklos įsiveržimas greičiau negu per minutę po varpos įstūmimo į makštį. Šitoks sutrikimas pasitaiko pakankamai retai, 2–5%. Ir toks sutrikimas turėtų būti koreguojamas gydytojo pagalba, jį įmanoma koreguoti. Tiesiog pacientai labai ilgą laiką gyvena su šito sutrikimu, galvoja, kad nėra tokios pagalbos, vėliau atsiranda antrinis erekcijos sutrikimas ir tik tada jie pasirodo pas gydytoją. Reikia atkreipti dėmesį, kad didžioji dalis nusiskundimų greita ejakuliacija yra laikini, susiję su lytinio gyvenimo situacijos pasikeitimu, kažkokiom tai lydinčiom ligom, uždegiminiam ar tai medžiagų apykaitos ligom, kurios gali būti sprendžiamos ir lytinė funkcija gali būti koreguojama. Dar didesnė dalis sutrikimų yra susijęs su vyrų lūkesčių ir įsitikinimų
klaidomis. Šiuo metu formuojama nuomonė, kad lytinis aktas, kuo jisai ilgesnis, tuo geresnis. Realybė yra tokia, kad sėklos įsiveržimas vidutiniškai vyksta po 4-5 minučių nuo varpos įstūmimo į makštį. Todėl tie vyrai, kurie ateina ir skundžiasi greitų sėklos įsiveržimų įvykstančių po 15 minučių, iš tiesų jų pagrindinė pagalba yra išmokyti jos naudotis tuo, ką jie turi, daugiau negu kad vidutinis statistinis vyras. Taip kad šitoj vietoj tas mokymas ir lavinimas pacientų tiesiog priklauso nuo tų gydytojų, kurie žino tą problemą ir gali jiems paaiškinti, kaip su tuo gyventi. Ir dažnai tas pašnekesys su gydytojų specialistu padeda žmogui paneigti tuos mitus, kurie jį pasiekia per masinės informacijos priemonės ir drąsiai gyventi lytinį gyvenimą toliau be jokių problemų. Vyresnio amžiaus vyrams dažnesnis yra vadinamas organinis erekcijos sutrikimas, kai jau yra kažkokie pakitimai varpos audiniuose, varpą maitinančiose kraujagyslėse, ar tai kažkokios lydinčios lygos, tarkim, kraujospūdžio padidėjimas, cukrinis diabetas ar panašiai, kurios jau paveikia patį varpos audinį ir dėl to atsiranda erekcijos sutrikimas. Šitoj vietoj ypatingai yra svarbu žinot, kad varpos kraujagyslės yra žymiai ilgesnės ir žymiai plonesnės negu širdies kraujagyslės. Pažeidimas, kuris atsiranda varpos kraujagyslėse, visiškai toksai pat, koks ir atsiranda širdies kraujagyslėse. Tiesiog jisai atsiranda šiek tiek anksčiau. Jeigu vyrui, kuriam yra 45-50 metų, atsiranda vienokie ar kitokie sunkumai, lytinėje funkcijoje, erekcijos sutrikimai, labai galimas dalykas, kad kraujagyslės, kurios maitina širdį, irgi jau yra pakenktos, tačiau kol kas vyras nejaučia jokių simptomų. Yra nustatyta, kad užtrunka nuo 2 iki 4 metų, iki kol simptomai atsiranda jau ir širdies ir kraujagyslių sistemoje. Todėl vyras patiriantis erekcijos sutrikimus turėtų nesibaiminti juos išsakyti savo apylinkės gydytojai arba nuėjęs pas gydytoją urologą ir pasitikrinti taip pat ir širdies būklę, tai yra bent jau krūvio elektrokardiogramą užrašyti arba kitokius tyrimus specialius padaryti, kad išvengti tos situacijos, kai be jokių nusiskundimų jis pagaliau 50 metų atsidūrė su ūmiu širdies infarktų reanimacijos skyriuje, lyg tai iš giedro dangaus, nors erekcijos sutrikimus turėjo jau anksčiau. Šnekant apie erekcijos sutrikimų gydymą, vėlgi pastaruosius daugiau negu 10 metų pagalba yra labai nesunkiai prieinama ir įvairialypė, tai yra įvairių pasirinkimų tos pagalbos yra. Didžiai daliai pacientų, ypač tų, kurie turi nedidelius erekcijos sutrikimus, pradinėse stadijose tas sutrikimas pastebimas, labai efektyvi yra medikamentinė terapija, fosfodiesterasės 5-ojo fermento inhibitoriai. Jų yra įvairių rinkoje, šiuo metu atsiradę yra ir visai pigių vaistų, dėl to, kad jau yra gaminamos ir kopijos, legaliai gaminamos kopijos jų vaistų, nes jau daugiau negu 10 metų nuo patentavimo. Šitie pacientai, daugiau negu 80%, vien medikamentinio gydymo pagalba savo problemą išsprendžia ir lieka patenkinti. Nepaisant labai gero veiksmingumo geriamų vaistų, jeigu erekcijos sutrikimo nepavyksta koreguoti fosfodiesterasės 5-ojo fermento inhibitoriais, yra ir kitų metodų. Pirmiausia yra atliekami papildomi ištyrimai, papildomas ištyrimas, ieškoma kitų priežasčių, skydliaukės hormonų sutrikimų, testosterono apykaitos problemų ir kitų specialių tyrimų pagalba, išsiaiškinama, ar nereikalinga kažkokia tai kitos ligos papildoma korekcija, kad pagerinti erekciją. Kitas dalykas, jeigu vis dėlto geriamais medikamentais nepavyko koreguoti erekcijos sutrikimo, galima naudoti kitas priemonės, tai yra
Erekcija gali būti sukeliama injekciniais vaistais, leidžiamas tiesiai į varpos akitkūnius. Taip pat intrauretriniais vaistais, kurie leidžiami į šlaplę ir irgi sėkmingai sukelia dirbtinę erekciją. Tokie vaistai ypač efektyvūs pacientam turintiem erekcijos sutrikimus po prostatos vėžio operacinio gydymo arba dubens operacijų, kada medikamentai dažniausiai neefektyvūs. Gydymo tinkamiausia šitokį medikamentą reiktų pasirinkti po pasitarimo su gydytoju urologu, dėl to, kad pacientui turi būti paaiškinta, kaip tas vaistas vartojamas, kokios jo baimės to vaisto vartojimo atžvilgių yra išsiaiškinti, nes priešingų atveju mėginimai dažniausiai būna nelabai sėkmingi, įspūdžiai būna nelabai geri ir tiesiog pacientas užleidžia tą problemą, nusimena, kad jinai jau nebegali būti sprendžiama. Taip pat, jeigu netgi toks gydymo būdas yra nepriimtinas ar neefektyvus, yra ir kiti pasirinkimo būdai – vakuuminės pompos, operacinis gydymas, varpos protezavimas atliekamas Lietuvoje ir jį galima atlikti pacientui. Taigi, nereikia nuleisti rankų, jeigu pirmas savigydos galbūt bandymas nepavyko, yra dar daug kitų priemonių. Šiuo metu praktiškai 100% pacientų gali vienaip ar kitaip išspręsti erekcijos sutrikimo problemą. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad sprendžiant erekcijos sutrikimo klausimą visą laiką ypatingai svarbi partnerės pagalba ir visą laiką reikia atsižvelgti į poros poreikis, kokie tų lytinių santykių nori, gal jie kažką tai gali tiesiog pakeisti savo gyvenime ir mūsų gydytojų įsikišimo nereikės ilgalaikio. Taip pat, kad nebūtų nusivylimų, kad vyras naudoja gydymą, o to gydymo partneriai visiškai galbūt nereikia, jinai visai nepalaiko tokio jo sprendimo. Tai šitoj vietoj irgi aptarimas ir pašnekesys su kvalifikuotu gydytoju padeda išvengti nusivylimų gyvenime.